Čia yra mūsų aklas šuniukas Rudis, kuris labai laukia namų. Pirmuosius 4 savo gyvenimo metus Rudis gyveno uždarytas tamsiame rūsyje ir spėjame, kad dėl to jis gali būti ir aklas. Tačiau nepaisant jo baisios gyvenimo praeities, jis vis tiek yra labai laimingas šuo, labai myli savo žmones, nori glaustis, nori būti glostomas, mėgsta eiti pasivaikščiojimus kartu, labai džiaugiasi gyvenimu, mėgsta žaisti ir visiškai nesiskundžia savo aklumu. Geba puikiai prisitaikyti, geba įlipti į automobilį, išlipti iš jo, kartais būna sunkumo atvykus į naują vietą, nes jis nežino, kur jis atvyko, bet gana greitai prisitaiko. Netgi svetimos vidaus patalpos jam nekelia streso ir kavinėje buvom, jis tiesiog ramiai gulėjo. Nauji paviršiai, kas dažnai kelia stresą netgi matantiems šuniukams, Rudžiui šito streso visiškai nekelia ir puikiai prie to taip pat prisitaiko. Laiptai yra tas dalykas, kuris jam gali būti sudėtingiau, nes tai yra netikėtumas, kurio jis nesitikė. Ir manau, kad šiuo atveju padėtų komandų įsivedimas, tokių pagalbinių komandų, kurios perspėtų, kada bus laiptas, kada bus medis, kada bus krūmas ir taip toliau. Tarp kitų šuniukų Rudis tikrai gali vaikščioti drąsiai, bet gyventi norėtų vienas, nes vis dėlto gyvenimas su kitu šuniu, aklam šuniu yra per didelis netikėtumas. Lauke mes jį galim ir paleisti, jis puikiai atsišaukia, visada yra šalia ir labai tikisi sulaukti savo žmogaus.